Toliau laidoje matysite hialurono rūgšties galimybės atliekant veido estetinės procedūras. Viršutinė veido dalis dažniausiai gydoma botulino toksinu, o apatinė veido dalis su hialurono rūgštimi. Apie tai jau dabar laidoje. O apie hialuroninę rūgštį. Jūs minėjot, kad ją galima pakoreguoti tam tikrus veido defektus ir netgi, pavyzdžiui, arba atitolinti, arba išvis atsisakyti chirurginės veido korekcijos, plastinės operacijos. Taip, naudodami hialurono rūgštis, tam tikrais atvejais galime išvengti chirurginių procedūrų. Tai yra minimaliai invazyvus metodas. Ir kaip tai košė? Ar irgi injekcijos? Hialurono rūgštis yra kaip sakau, biologinis gėlis, kuris yra leidžiamas į tam tikras vietas. Mes šitaip galime pakoreguoti. Pavyzdžiui, mes galim pakoreguoti nosies formą, nosies kuprelę ištiesinti. Taip pat galime pakelti skruostus. Mes visi žinom, vienas iš pagrindinių senėjimo požymių yra, kai skruostai mūsų krenta žemyn. Galime jų pakelti. Taip pat galim pakoreguoti lūpų kontūras bei padaryti ryškingesnį smakrą. Išraiškingesnį. O sakykit, daug reikia leisti kartų, dažnai lankytis ar kaip? Hialurono rūgštis, šiais dieninis preparatas, ką mes naudojam, jie laikosi nuo 10 mėnesių iki 18 kažkur tai. Tai kaip ir žmogus gali pradėti džiaugtis iškart po procedūros rezultatais, nes jie iš karto yra matomi. Mes suleidžiam, iškart žmogus gražus. Ir gali tą rezultatą gali išlikti 10-18 mėnesių. Tai... Jeigu ne paslaptis, kiek pacientų procentais? Vyrų, kiek moterų? Be abejo, yra daugiau moterių, bet čia savaime aišku, kadangi Lietuvoje šiaip yra daugiau moterų gyventojų. Bet žinokit, ir vyrai pasinaudoja šitą progą, ir vyrai labai irgi nori gražiai atrodyti. Tai čia nėra tik tais moteriška kosmetologinė procedūra. Jauni žmonės, vyrai, moteris, viskas aišku. Bet jeigu ateina vyresnio amžiaus pacientas, kokias procedūras jūs siūlote? Vyresnio amžiaus žmogus, tai būtų tikslas atjauninti veidą. Kad veidą atjauninti, mes pradžiui norėtumėm panaikinti raukšles veido srity, kakto srity, atjauninti kaklą. Taip pat norėtumėm pakelti, kaip minėjau anksčiau, skruostus. Tai čia yra pagrindinis procedūros. O akių vokai, nežinau, kakta irgi taikoma? Tai aš minėjau, kaktos lyginimas tai yra daromas su botulino toksino injekcijomis. Yra taip, viršutinė veido dalis dažniausiai gydoma botulino toksinu, o apatinė veido dalis su hialurono rūgštimi. Ar tai labai skausminga procedūra? Galėčiau pasakyti nuo 1 iki 10, tai būtų dažniausiai sako žmonės 1 arba 0. Botulino toksino ir hialurono rūgšties metodikos leidimo, jos skiriasi kuo nors? Taip, botulino toksino injekcijos iš tikrųjų yra labai greitai daromos, tai užtrunka keletą minučių ir dažniausiai mes jų darome per pietų pertrauką ateina pacientai, nes jie po to gali grįžti tiesiog į darbą ir jokio diskomforto nėra. Nesimato čia pribadimų kokių nors? Iš tikrųjų, ne, datelės yra labai plonos ir labai retai, kada būna kažkokių požymių, nors kartais galim pastebėti tokią mažą durelę, kuris yra, ta prasme... Beveik nepastebimas. Beveik nepastebimas. O hialuroninė rūgštis? Hialurono rūgšties injekcijos užtrunka šiek tiek ilgiau, šiek tiek yra, sakykime, skausmingesnis, bet nieko ten baisaus nėra. Ir tai trunka? Ir tai trunka nuo 30-40 minučių, žiūrint nuo srities, kur mes leidžiam. Ar yra kokios nors kontraindikacijos? Žmonės, kuriems negalima leisti. Ir kaip tai sužinoti? Žmogus pirmą kartą ateina. Iš tikrųjų, kaip ir nėra tokių tiesioginių kontraindikacijų šitiems metodams, nes šiom moterims nepatartumėm daryti ir tiek galėčiau dabar pasakyti. Na, nes šiuo moterim tiesiog dėl visako. Dėl visako, tai nieko irgi tiesioginė nėra, bet tai yra gamintojo rekomendacijos, nes šiom moterim, arba jeigu žmogus serga šiuo metu kažkokią ūminį lygą. Medikamentai gaminami užsienyje? Taip. Kol kas medikamentai gaminami užsienį neteko girdėti apie... Ar tai plačiai naudojama pasaulyje?
pasaulyje yra iš tikrųjų labai plačiai naudojama, ypač Anglijoje, Amerikoje, tai yra įprastinė procedūra. Viskas gražu, gražu, gražu. O negali būti taip, kad mes imam ir sugadinam ofisinį vaizdą žmogaus? Iš tikrųjų taip, norėčiau pakalbėti apie šį temą. Negalim perlenkti lasdos. Viskas, kas yra per daug, yra negražu. Ir aš kai šnekėjau su profesorium Anglijoje, labai rimtas profesorius, kuris užsijama veido estetiką, jisai sakė, less is more. Tai yra mažiau yra daugiau. Nereikia šitą pamiršti ir nereikia įsivelti, norėčiau žmonėmis pasakyti, kad nedarykite per daug. Tik tiek, kiek reikia. Na, jeigu pas jūs ateina jauna graži mergina arba jaunas gražus vyras ir sako, kad man reikėtų galbūt dar, kažko. Būna taip, kad jūs pasistengit atkalbėti žmogų. Iš tikrųjų yra įvairių situacijų. Reikia įvertinti žmogaus poreikį ir pasižiūrėti, ar tikrai aš matau tą problemą. Asimetrija kažkas tai problema, kurią reikėtų ištaisyti. Bet jeigu aš matau, kad žmogus tiesiog kalbėjo su kaimyniu ar su kaimynė ir nori suleisti tik dėl to, tai aš tikrai bandau atkalbėti. Jaunų žmonių nepuošia putlios lūpos arba ilgos blakstienos. Taip, teisingai. Žmonės turi iš esmės būti natūraliai gražus. Žmonės turi būti natūralūs. Hialurono rūgšties užpildus lūpoms bei botulino toksino injekcijas aplink esančioms sritims Tarptautinio implantologijos centro MIR specialistai rekomenduoja, kai lūpoms trūksta apimties, lūpos kontūras yra netaisyklingos formos ar aplink lūpas esančiose srityse pastebimos raukšlelės. Taip pat naudojant botulino toksino ar hialurono rūgšties preparatus atliekama raukšlių mažinimo kaktos srityje procedūra. Skruostų formavimo procedūra atliekama naudojant hialurono rūgšties užpildus dažniausiai taikoma vyresnio amžiaus pacientams nuo 40 metų, kurie nori gražinti pirminę išvaizdą natūralią formą praradusiems skruostams. Nosies korekcija su hialurono rūgštimi atliekama įvairaus amžiaus pacientams, kurie be chirurginės intervencijos nori pakoreguoti asimetrišką nosį, kuprelę ar įdubimą. Atlikdamas nechirurginės makrokorekciją, hialurono rūgšties injekcijomis gydytojas gali sušvelninti aštrių formų smakrą, suteikti daugiau apimties mažam smakrui ar pakoreguoti neišraiškingus žandikaulio ar smakro kontūrus. Nosies ar lūpų raukšlės efektyviai sumažinti ar panaikinti nechirurginiu būdu galima tik atliekant hialurono rūgšties injekcijas. Taip norimi rezultatai pasiekiami iš karto. Procedūra yra pigesnė, saugesnė bei mažiau skausmingesnė nei chirurginis gydymas. Ką palinkėsi televizijos žiūrovams? Norėčiau palinkėti televizijos žiūrovam, kad būtų gražus, kad nesentų ir kad prižiūrėti savo įvaizdį. Šiais laikais tikrai galima atrodyti pakankamai jaunai ir ilgam ir tai, ta prasme, yra šiais laikais lengva ir pasiekama. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Iki kito karto. Iki kito karto.